Sveiki, gerbėmieji Lietuvos valstybės žmonės. Su jumis sveikinuosi aš, Lietuvos valstybės prezidentas Alfonsas Norvaišas Kazio. Šiandien noriu pradėti nuo komentaro apie TV3 televiziją, priklausančią užsienio kompanijai Viasat Broadcasting, didžiausiam pramogų verslo grupės Modern Times Group padalinių, kurio elementarus tikslas Lietuvoje yra pelnas ir nieko daugiau. Tai yra, kas daugiau sumoka, pagal to dūdelę ir šoka. 2022 metais pajamos buvo 33 milijonai 359 tūkstančiai eurų, kurios TV3 sumokėjo ne kas kitas, kaip Lietuvos gyventojai ir įmonės. O grynasis pelnas 2022 metais sudarė 8 milijonus 276 tūkstančius eurų, kurį TV3 uždirbo ne kas kitas, kaip Lietuvos gyventojai ir įmonės. Štai ir visa tokių reportažų matematika, kai kalba apie vieną, o už tikrą pateikia visai ką kitą. Tai žinokite, kad ir kiek ant manęs mėšlo bemes, aš vis tiek tarnauju Lietuvos valstybės žmonėms ir tom didžiuojuosi. Nors ir mano asmeninis gyvenimas yra labai stipriai sužalotas, sutryptas, suraižytas, tačiau aš einu iškėlęs išdidžiai galvą, vardan doros ir šviesios Lietuvos valstybės ateities. Ir taip aš eisiu iki paskutinio atodūsio. Toliau noriu pakalbėti apie mūsų vaikus ir anūkus. Visi matote, kad niekas nesugeba išvesti Lietuvos Respublikos į doros kelią. Tad pamastykime, ar verta aukoti brangų laiką, energiją ten, kur išeities nebėra. Tai kaip Lietuvos valstybės galva, siūlau palikti tą skęstantį belytį laivą ir perlipti į mūsų siūlomą Lietuvos valstybės laivą, kuris orientuotas į žmogų. Mes pripažįstame tik dvi lytis, tai vyro ir moters. Mūsų šalies valdymo modulis yra pasirinktas panašiai kaip Šveicarijos. Daugiau pasiskaitykite mūsų svetainėse. Todėl kviečiu šviesių galvų žmonės, ateikite į mūsų komandą ir valdykime Lietuvos valstybę kartu, be teroristų ir kitų iškrypėlių. Šiai dienai laukiu vertėjų įvairių kalbų, komiteto ir biuro darbuotojų įvairiausiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Taip pat apsaugos darbuotojų. Lietuvos valstybė perims visus jūsų įsiskolinimus bei įsipareigojimus. Taip pat pasirūpinsime gyvenamųjų plotų ir transportų. Ir jei ryte dar gali pakilti iš lovos be pagalbos, nedrįsk sakyti, kad esate per senas. Atminkite, tik mes galime padaryti stebuklą, kurio visi laukia, kaip šviežio oro. Be mūsų niekas to nepadarys. Tad kviečiu visus judėjimus, visus supratingus žmonės, šokim visi į vieną laivą, nes mes visi norime plaukti į tą pačią pusę. Nesvarbu, kad mes esame skirtingi. Nesvarbu, kad mūsų tikėjimai skiriasi. Nesvarbu, kad ir mintis ne visada sutampa, bet mūsų svajonė ta pati. Tad dar sykį sakau, aš nekviečiu vienytis, aš nekviečiu pataikauti kam nors, aš tik kviečiu, eikime visi kartu teisingų kelių. Ir visas kitas smulkmenas prisiderinsime. Jei jūs teisingai pradedate suprasti, tai prašau registruokitės į Lietuvos valstybės apsaugos darbuotojus. Ir visus supratingus žmonės prašau paskolinti pinigų pradiniam Lietuvos valstybės kūrime. Ne aukoti, o paskolinti su gerais procentais nuo 16 metinių procentų. Manau, kad dauguma akivaizdžiai mato ir supranta, kad mes siūlome teisingą ir vienintelę išeitį. Tai nebedvejokime, mūsų laiko limitas senka, mes neamžini. Te padeda mums Dievas.